Mes esam žemės ūkio kooperatyvas Jaros rapsas. Užsiimam rapsų sėklų perdirbimu. Iš sėklų spaudžiam aliejų. Per parą perdirbam kažkur apie 36 tonas rapso, iš kurių 12-14 tonų gaunam rapsų aliejaus, o kita yra rapsų išspaudos. Siekdami geresnių gamybos rezultatų, pradėjome domėtis įvairiomis technologijomis. Mūsų domino įmonės Burbuliukas siūloma Envirolight technologija. Atlikę bandymus, sėkmingai įdiegėme šią technologiją mūsų įmonėje. Šios technologijos dėka aliejaus išeiga padidėjo 3 procentais. Sumažėjo aliejaus rūgštingumas, pagerėjo išspaudų kokybė, pailgėjo jų išsilaikymo terminas. Envirolight įrenginio pagalba gaunami tirpalai yra nebrangus ir efektyvūs. 1 kubinio metro tirpalo savikaina yra apie 7 litrai. 1 tonai rapsų sėklos apipurkšti prieš spaudimą užtenka 8 litrų tirpalo. Todėl gauname gerą ekonominį efektą ir mūsų investicija atsipirko per porą mėnesių. Šią technologiją esame patenkinti, įranga nesudėtinga eksploatuoti. Gaunami tirpalai yra nekenksmingi ir saugus dirbančiam personalui, gaminamam produktui ir aplinkai. Pažiūrėkime iš ekonomisto pozicijos. Apipurškiant rapso masę analitu, aliejaus išeiga padidėja 3 procentais. Tai sudaro 30 kg aliejaus prieaugį 1 tonai arba vertinant piniginę išraišką 93 litus tonai aliejaus. Įmonė gaminanti 10 tonų aliejaus per parą per metus sutaupo 340 000 litų.